Sveikučiai, dar viena graži diena Japonijoje ir šiandien mes pagaliau išpildysim savo vaikystės svajonę. Važiuosime su greičiausiu Japonijos traukiniu, su Shinkansenu. Ir tai bus ne šiaip su Shinkansenas, o specialus Hello Kitty personažais išpuoštas traukinys. Nekantraujam, greičiau lekiam į stotį. Jaučiuosi kaip vaikas, kuris pirmą kartą važiuos traukiniu, o tai yra vis dar vienas iš greičiausių pasaulyje traukinių. O dėmė būtų nenufilmuoti iš pačio priekio, o jei visi turės jau fotkintis. Jūs tik pažiūrėkite šitą gražuolį. Eik, tu sako, koks jisai krūtas, kad ir rožinis. Baliam, va čia tai gražuolis. Raketa tiesiog. O mes irgi pasipuošę. Parodyk Hello Kitty batukus, patrepsėk. Matot, kaip gražiai šviečia. Eik, tu sako, kaip mes bėgam, visą suprakitavau. Šitas stotis Japonijos tiesiog varo stresą. Pagaliau leidžiu traukinį. Ir mūsų pirmi žingsniai Shinkansene. Nu, parodykit, kaip čia viskas atrodo iš vidaus. Čia bagažui susidėti. Prisiparkavom savo vietose, labai daug vietos netgi man. Netgi ant kaimynų nepykstu, kai atsilošia. Nežinau, kiek šito vagono, gal kokių 10 ar 12, bet labai ilgas traukinys. Dabar važiuojam į Himedži miestą už 100 km. Turėtumėm nuvažiuoti apie per pusvalandį kažkas tokio, tai paskaičiuokit, koks vidutinis greitis traukinio. Judam. Net nepastebėjom, kai pradėjom judėti, visiškai minkštai važiuoja. Šitas traukinys yra įdomus tom, kad jis yra išpieštas ne tik iš išorės, bet ir viduje su Hello Kitty tematika. Tai jau čia visi turistai bėga į šitą vagoną, kad pasifotografuoti. Nieko apskritai nežinau apie Hello Kitty, bet kažkodėl labai norėjusi būtent į šitą traukinį pakliūti. Eik, tu sako, kiek ant turistų jau. Pažiūrėkit, kas čia darosi. Čia ir parduotuvė, aišku, šiandien reiškia. Reikia trešti iškart turistus. Teisingai. Neprasideda jau pas dukrą, mama aš noriu, to mama aš noriu, anu. Eik, tu sako, aš net nepastebėjau, kad mes jau greitai važiuojam. Visiškai nesijaučiu, kad važiuoju traukiniu. Skrendam. Nu, turistų tai daugokai, net neina prasilenkti. Visi iškart suveneriukus perka. Mums tik pusvalandį keliauti. Tai užsižiūrės ir praleisti savo stotelį, nes tas pusvalandį čia greitai, matau, pralėks. Na, tokia čia kainelės. 6 eurai. Šitas 13. Jau vyksta fotosesijos. Na, tokia trumpa ekskursija po Hello Kitty vagonus. Kažkaip negalvojau, kad tiek daug žmonių bus. Aišku, visi, kas pirmą kartą važiuoja, irgi čia nori užeiti, kaip ir mes. Kodėl negalima vaikam davinėti tokių žaislų? O iškart noriu, tai. O Hello Kitty Japonijoje kainuoja. Ne iš pigiausių dalykų iš čia. Žodžiu, šiandien mes šito Hello Kitty vagono labai jau ten karšta. O taip rūkomasis atrodo. Tai viską pagalvota Japonijoje. Bet nieks nerūko, visi sveikoliai pas mus čia. Aš net nepastebėjau, kai mes pradėjom judėti. Labai pasvyręs traukinys šitoje vietoje. Grįžtam į savo vietas. Atidamiausia tai, kad yra švieslentė. Ten rašo japonų kalba, bet nerašo anglų kalba, kokią sekantį stotelį. Mes pastoji navigaciją žiūrim ir laiką, kad plus minus tą minutę mums reiktų išlipti, nes praleisi stotelį ir važiuosi toliau. Už 50-100 km išlipsi paskui.
Pusvalandukas ir mes atskridome. Kaip greit laikas tam bėga tam traukinyje. Prašau, 100 km nuvažiuota jau. Bet oras pablogėjo ir rodo jau lietų. O mes skėčių nepasiėmėm. Išlydim traukinuką. Buvo nerealiai pirma patirtis. Kai jis rauna iš vietos, jūs pažiūrėkit iš karto. Va čia tai grožis. Va tokia nerealiai mūsų pirma patirtis su Shinkansenais, bet mes dar tikrai ne vieną kartą su jais važiuosim, tai kad prisivažinėsim. Va tokia smagi vietelė padaryta prie pat stoties, pačilinti kavutę pagert. Joks blogas oras mums nesugadinčia nuotaikos. Bet orelis atvėso, 3 laipsniais pavažiavo 100 km. Jau sumaikutė visą, o ką čia? Lengvas atokvėpis nuo Osakos didžiulių stočių. Viskas Japonijoje labai patogu keliauti, bet su vaiku labai sudėtinga. Reikia pastoji stotys ieškoti lifto, kaip perėti kitą peroną, perėti kitą liniją, pastoji 30-40 minučių. Trunka tiesiog, kad išeiti iš stoties. Vieną kartą buvome atvažiavę į stotelę, kaip stotelė? Stotys jau sakyčiau. 36 išėjimai, kad tiesiog išeiti iš jos. Vieną kartą ne ten nuėjom. Išėjom už 1,5 kilometro nuo tos vietos, kur turėjom išeiti. Nuo tos Japonijos, nuo tų wow efektų, kurių čia labai yra daug, netgi pamiršti pavalgyti. Pasirodo, pas mus tik vaikas šiandien ryte valgė, mes su žmona dar iki šiol nieko nevalgėm, jau 1:30. Retas atvejis, kai šuo vedžiojamas, o ne nešamas kuprinį ar vežimėlį. Nes didelių šunų praktiškai nematėm Japonijai. Akytę turbūt didžiausią, kokį matėm. O balandžiai ir Japonijai balandžiai nekultūringa šitas ant stalo užlipo. Nu. Visą laiką atėjęs į kavinę gali pamatyti dažniausiai kaip atrodo patiekalai, kurios planuoji valgyti. Nepatiko, eini toliau. Patinka, užeini. Taip pat Japonijoje yra kavinių, kur šiek tiek kvepia nacizmu. Nes ant įėjimo yra užrašas įėjimas tik japonams. Bet taip yra ne dėl to, kad jie nekenčia užsieniečių, o dėl to, kad jie jaučia didelį diskomfortą kalbėdami angliškai, nes anglų tiesiog nieks praktiškai čia nemoka. Nors irgi nelabai suprantama šitas mums. Yra toks dalykas kaip vertėjai. Pavyzdžiui, kasininkais dažnai dirbantys žmonės ir pačiose stotyse irgi dažnai nemoka anglų kalbos, bet jie turi aparačiukus, kur pasako japoniškai, tai mums parašo angliškai. Tai kodėl to paties nenaudoti kavinėse? Netgi Osakos oro uoste, kai tik atskridome, praktiškai nieks nekalbėjo angliškai, netgi dirbantys žmonės oro uoste. Mes pagaliau priėjome pilies teritoriją. Va taip čia turistus plukdyna. Šiaip smagi vieta, gaila oras apsiniaukęs. Bet svarbiausia nelytų. Nors jau rodo lietų už pusvalandžio. Ką jūs kaip turistai pastovi fotografuoti viską? Eik tu sakai, prašau, žiūrėk. Pagaliau priėjome pilies teritoriją. Va toks šitas grožis, plukdina turistus. O mes eisime į vidų, pažiūrėsime, kol nepradėjo lėti. Pagaliau aiškiai parašyta ir padaryta turistam ir visiems lankytojams. Eit per kairę, išeit per dešinę pusę. 8 dienas esame Japonijai, iki šiol buvom neįsiaiškinę, kokia pusė jie vaikšto. Buvau netgi informaciją nuėjęs, paklausiau, kokia pusė Japonai vaikšto, ta tiesiog nusijuokė. Sako, kairė dažniausiai, bet šiaip nėra priimta pas mus, nėra nustatytos vietos, kas kaip nori, realiai taip ir vaikšto. Tai galbūt Japonai netokie tvarkingoliai? Nu, teritorija tai nemaža. Čia, kaip suprantu, pagrindinė pilis, bet čia tų pastatų kiek daug. Eisim nuo čia, pradėsim savo kelionę papilį. Šį kartą į vidų neįsime, Osakoj buvome, šiek tiek nusivylėm. Pernelyg modernėjau viskas atrodo viduj. Tie liftai, eskalatoriai, laiptai modernus ir panašiai. Nežinau, man pilis turi būti su senove asocijuotis. Tai užteks iš lauko pusės pažiūrėti. Bent kas maloniai stebina, kad turistų čia ne per daugiausiai. Palyginus su Osaka, tai čia išvis diena ir naktis. Man šitą daug gražesnė už Osakos. Osakos graži, bet štai spūdingiau atrodo. Vadinama baltojo garnio pilimi. Kaip čia gražiai sutvarkyti šitie augalai. Kaip bonsai medis. Atrodo, ar ne? Matosi, kad čia dirba kasdien prie augalų. Oi, tai japonai. Viską iki detalių sutvarko. Kaip baisiai šitą vėlą atrodo. Čia kyba nuo turistų padaryta. Va tokia didžiulė siena. Jum per kamerą, aišku, to nesimato, bet realiai spūdinga atrodo.
Per kamerą, kaip pats žiūri, tai tokia mažytė atrodo pilis, bet jinai realiai labai didelė. Šiaip tikrai įspūdinga vieta. Būtų giedra, tikrai viskas dar gražiau atrodytų. Prie pat pilios yra toksai kaip Sereikiškių parkas Vilniuje kažkas panašaus, bet su atrakcioniukais. Bet susimoki €1,5, kad įeiti į parką ir paskui dar susimokė atskirai už atrakcionus. Bet gyvūnų galim taip pat nemokamai pažiūrėti. Tai turbūt ir eina į šitą kainą, €1,5. Tokias beždžionėlės juokingos. Nu, bet atrakcionai tai ne pirmos jaunystės, matau. Iš Černobylio laikų, man atrodo, jie čia jau stovi. Labai jau atrodo pavargę. Ar tik ne ponas Trutis pas mus čia? Sveiki, iš televizijos būsime. Ar galime pakalbinti? A, čia yra vanagas, jeigu nematėt vanago. Nežinau, jums gyvūnai įdomu? Mums šiaip nelabai. Gyvūnai turi gyventi laisviai. O čia toks gražuolis pas mus. Labą dieną. Oho, toks snapas pas tą didžiulis. Realiai kaina suvilioja. Neįtumėm čia, bet žiūrim. 250 jenų parašyta €1,5, galvom, už ką čia €1,5. Gali tai būti pigiai Japonijai? Pasirodo, gali būti. Pats parkelis tai nerealiai gražus. Pats fonas, aišku, topinis. O jūs pažiūrėkit šitos begėdžius. Atskrinda prie kokio nors vanago erelio. Ir tyčiasi, kad jie nelaisviai gyvena. Kas čia pas mus? Čia elniukas. Elniukas čia? Ar tikrai? Mes jau matėm daug elniukų. Taip? Mes jau matėm 400 gal elniukų parke. Čia tik vienas. Man nežinau kaip jum, bet man kažkaip gyvūnus pažiūri uždaryti, liūdna pasidaro, iškart nuotaika kažkaip krenta. Aišku, vaikui linksma, kuris pirmą kartą mato visus šitos gyvūnus, bet mes tai atsižiūrėję juk jau. Oho, net liūts yra. Už €1,5 liūtą galima pamatyti. Žmona išėjo, jau kažką tai pakniso protą. Tas dabar guli užsigrūzinęs. Net dėtis nėra kur. Vienoj patalpoj gyvena. Net nėra su kom pasikalbėti. Žmona supykus į kitą kambarį išėjo. Liūtas galvoja dabar, blem, o šiandien mėgau tik tai 17 valandų. Eik, tu savo reikės ar pietuką nugult. Kažkaip žiūri šitos atrakcionus ir futbolą užsimaniau pažaisti. Nu blem, nu kas darosi, pastoja, užsimanai draudžiai iškart jie. Au. Dabar kokią žuvytę prie alaus suvalgyčiau galvoja. Roniukas Ronis, aš esu, kamerą toj suvalgysiu. Gerai, nelendam. Vos nepraradau kameros. Patiek truko. Va, tokie gražuoliai flamingai. Kokie graži spalva. O čia jūros kiaulytės ir šerno meilės vaisius, kapibara. Nerealiai juokingas man jų snūgis. Tie mėly gyvaniukai. Nu, kur lipam? Norėtum kamerą pastart? Norėtum? Suaugęs vyras beždžionės filmuoja. Ką aš darau gyvenime ne taip? O kas čia per primatas, kas čia per beždžionėlė? Koks jos vardas? Aš toks alkanas, kad hipopotamą dabar suvalgyčiau. Koks jisai didelis, eik visą. Arbūzą suvalgyti per porą sekundžių. Ta prasme, žirafas, liūtai, kupranugariai. Visi gyvūnai, kurie būna zoologijos sodose. Už €1,5. Aš galvoju, mes čia tik tais porą paukštelių pamatysim, ten fazanų ir viskas. Paliekame šią smagę pilį, zoologijos sodą. O dabar judame pavalgyti. Mūsų mėgstamiausias užsiėmimas Japonijoje. Nežinau, kaip jiem pavyksta tai, bet čia nerealiai viskas visur skanu. Netgi 7-Eleven užeini, paprastus trikampius sumuštinukus paimsi, kurie kaip ir Maxima tokie patys. Bet jie čia vis tiek daug skanesni kažkodėl. Kaip jie tai padaro? Japonijai yra labai keistas jausmas, kurio niekada nebuvom patyrę kitose valstybėse. Čia kažkaip net nebūtina tau važiuoti kažkokią tai lankomą vietą, ten pilį, kaip kitose šalyse. Čia užtenka tiesiog būti. Tu esi Japonijoje ir nuo to kaifuoji kažkaip tai. Netgi tą pačią 7-Eleven užeini, kuri ir Tailandė, ir Vietnamė yra visur, jinai praktiškai yra, bet ten vis tiek kažkaip čia užėjus į 7-Eleven kitaip jautiesi. Ir pasirinkimas visai kitoks būna kažkaip daug įdomiau. Tiesiog išeini į gatvę ir nuo to jautiesi gerai. Ko nebūdavo kitose šalyse. Tokia jau ta Japonija. Kaip skaniai šitas hotdogas atrodo. Nors su Japonija mažai ką bendra, bet
Suviliojat mane, suviliojat, viskas. Einam testuot. O štai ir mes ir testuojame. Žmonai tai nepatinka. Šaltas patiekalas pasirodo. Pažiūrėkit, kokios burgytės, kokie desertukai skanus. Mano tai labai skaniai atrodo, dar neragavau, bet jaučiu, kad bus skanu. Mano žmona neskaniai pavalgė, o aš skaniai. Ir dar damušiau redos patiekalą, šalti makaronai su tūnu. Labai skanu. Bet keista valgyti makaronų šaltus, o ne pašildytus. O mūsų planai šiame mieste keičiasi. Pabuvom, pamatėm pilį, bet kažkaip nusprendėm varyti čia. Kadangi turim savaitinį traukinio bilietą, kuris galioja nuo Osakos iki Fukokos miesto, tai turbūt lėksime į Kobės miestą. Grįžome į Himeji stotį. Laukime savo traukinio. Va toks yra maketas paspėlės, kur mes ką tik buvom Himeji. Kas čia vyksta? Kas čia? Kas čia per samurajai? Žinot, kas yra smagiau užvažiavimas Shinkansenu? Stebėt, kaip praskrenda Shinkansenas. Ką tik vienas pralėkė, net nespėjau mygtuką paspaust, kad filmuotų kamerą. Tai pasme čia viskas nesudrebėjo, kaip jie greit lekia. Lem, atvažiuoja vienas, bet jisai čia sustos. Nu, ne to mes laukiam. Va, atskrenda, eina savo. Eik, tu savo. Kas gali būti geresnė už šitą garsą? Čia kai draugas parašo, atvaryk kažką pažiūrėti su uolom. Jūs girdit? Japonijos pasididžiavimas. Norit pasakysiu įdomų faktą, kiek Lietuva atsilieka nuo Japonijos? Tiesiog skaičiais. Tai pirmas Shinkansenas Japonijoje atsirado 1964 metais. Ir jis tada jau važinėjo ant 200 km/h greičiu. Pas mus iki šiol 100 tramvos ištraukė traukinys. Dar vienas paukštelis atskrenda, dar vienas. Jūs girdit? Kalbant apie pačius traukinio bilietus, tai mes pirkome savaitinį bilietą. Kas domėjotės Japoniją, turbūt esate kažką girdėję apie JR Pass, kuris šiuo metu kainuoja 330 € už savaitę. Su to bilietu galite lakstyti po visą Japoniją, bet jums jo tikrai nereikia. Neįsivaizduoju, kokiu būdu reiktų keliauti po Japoniją, kad jis jums atsipirktų. Tiesiog reiktų keisti kasdien miestus ir įveikinėti didžiulius atstumus, ko greičiausiai jūs nedarysite. Arba padaryti taip, kaip mes, nusipirkti regioninį bilietą. Pavyzdžiui, mūsų yra Sitaučio JR Pass, kainavo 135 €, jis galioja savaitai ir mes galime aplankyti visus miestus, kurie yra nuo Osakos iki Fukokos miesto. Virš 500 km atstume, visi, kurie miestai randasi tarp šitų dviejų miestų, jie mums įskaičiuoti bilieto kainą. Taip pat kai kuriuose miestuose yra įskaičiuoti keltai, autobusai. Yra visokių kainų, pavyzdžiui, yra ir Osakos, Kyoto ir Naros regiono bilietas, kuris kainuoja 3 dienom tik 30 €, tai labai pigu. Šitie bilietai galioja tik tais turistam. O mes keliausim dabar į Kobės miestą, ne į Kobės Bryantą, tiesiog vadinasi Kobės miestas. Čia dar net prie perono kiekvieno parašyti netgi vagonų numeriai, kur kiekvienas vagonas sustos. Ta prasme, Japonija, sakau, japonai viską daro iki detalių. Va tokie ilgi traukiniai, mes 13 būsime. Ir dar matau, kad dar pora eis į priekį, tai kažkur 15-16 vagonų traukiniai važinėja čia. Iškart galim pamatyti, kad 16 vagonų Shinkansenas atvažiuoja prie šitą peroną. O mes laukiam savojo. Važiuosim 50 km, per 17 minučių. Va tokiais laikais mes gyvename. O va ir mūsiškis atriedėjo. Vėl pradėjom važiuoti, net nepastebėjom, kai pradėjo judėti. Taip minkštai važiuoja. Pagal mūsų tradicijas išlydėm Shinkanseną. Pažiūrėkit, kokį ilgumo. Priminsiu, kad 16 vagonų.
Šiaip dar kas liečia kainas, tai pastebėjau, kad dažnai pigiau yra skristi lėktuvų Japonijoje, jeigu tarp didelių miestų nori persikelt, negu važiuos Shinkansenu. Va taip, šiandien neplanuotai atsidūrėme Kobės mieste. Toks didžiulis gyvenamasis pastatas pasitinka mus. Gyvena šitą mieste tik 2,5 milijono gyventojų. Aišku, pačios kažkokią lankomą vietą reiktų važiuoti su metro, o pas mūsų 4:30 vakaro, tai temps. Tai nueisime iki artimiausio kriokliuko lygtais, radau už 600 metrų nuo čia randasi. Pažiūrėsim, kas ten gero. Tiesiog varnelę užsidėsim, kad buvom Kobės mieste. Statyti tiesiog kažkur tai esame, mašinos keliu einame. Ir čia lygtais takelis bus iki krioklių. Bet net nėra šaligatvė. Va, dabar tikrais prasideda. Ai va, parašyta 500 metrų iki kriokliukų. Kaip linksma keliauti su vaikais. Su vaiku tiksliau. Su vaikais dar linksmiau turbūt. Pakomentuokit, kas su vaikais keliaujat. Su 2, 3. Ar linksma ar ne? Aišku, ne į Turkiją, kur sėsliai gyvena, savaitę valgot. Try anyway, but... Okay, thank you. Ką tik mus demotivavo. Sustojo turistas, mums perspėjo, kad neužlipsime ten greičiausiai su vežimu, nes ne su vežimėliu ten reikia lipti, lygtais laiptai bus. Tai pažiūrėsim tiek, kiek pamatysim. Oi, kojų diena šiandien neplanuota. Neplanuota kelionė į Kobę ir neplanuota kojų diena. O čia apelsinai pas žmonės auga tokioje vietoje. Neblogai. Šiaip net nebūčiau pagalvos, kad Japonijai apelsinai gali augti. Tai ką, tek žmonai pailsėti, pabūt apačioj. O aš greit sulakstysiu ir parodysiu jums, kas ten viršūj laukia. Nu ką, biškai papumpuosim kojytės. Eik tu savo. Negaliu atsikvėpti. Girdžiu, kažkas šniokščia, bet nesimato, kur tas krioklys. Matau vandenį. Čia kažkur turi būti krioklys. Aš vis girdžiu krioklį, bet nematau to krioklio. Gerai, ištrauksim savo selflasdę 2-metrinę. Jūs matot ką nors? Nes aš tai ne. Gal man taip geriau vis laik save filmuoti, kad raukšlių nesimatytų. Nu gerai, pagaliau priėjome. Tokie vat kriokliukai čia. Atsiprašau. Kažką būsiu suklydęs. Va kur tas grožis. Tam, tadam, taradaram, taradaram, taradaram. Va, dėl ko vertėjo čia eiti. Va, čia tai grožis. Ir randasi prie pat stoties. Kaip gerai, kad pakeitėm planus šiandien. Eik tu savo, nerealybė ta. Gaila, negalime ilgiau pabūti, pasigrožėti. Žmona laukia, reikia grįžti. Bet vieta tai superinė. Ir keista, kad tiek mažai žmonių čia. Ir kaip visada, kur nebeeisi, visada jūs lydės gėrimo aparatai. Oras žygiams tai pasakiškas. Apie 19-20 laipsnių dabar. Pats tas su maikutė lipti kalną. Iš vienos pusės netgi džiaugiuosi, kad mes Himedži mieste buvom tiek mažai. Galėjom čia pakeisti planus, sustoti ir pamatyti krioklį. Likimas. Iš tos lapus pažiūrėjus, tai man grynas ruduo čia dabar. O dabar yra kovo pabaiga. Pats žydėjimas prasidėjo. Nu ką, parkelį buvo malonu. Ne veltui mes čia atvažiavom. O dabar judame atgal namo į Osaką. Ir vėl keliausime su Shinkansenu. O mes šioje vietoje su jumis ir atsisveikinam. Jeigu patiko video, nepamirškit paspausti like, paprenumeruot. Taip pat galite užduoti ir klausimą apie Japoniją. Jeigu planuojat vykti, parašykit komentaruose, mielai atsakysime. O mes su jumis susitiksime kaip visą laiką už savaitės. Iki. Jūs girdit? Taip, prašvilpė.